žmonės dirbantis šitoje depresijos srityje, vis sako, čia yra skysčių tekėjimo problema, kaip enyse, kaip tulžys įsiskiria, kokiu greičiu, kokia kokybė ir visa kita. Čia reiškia iki tokių smulkmenų detalių. Ir apie energetiką savo. Gali būti tendencijos juoda melancholika. Žmogus nenori gyventi gyvenimą. Čia reiškia, gali būti prigimtinis dalykas. Aš nenoriu gyventi gyvenimą, nes man mama sakė, kad gyvenimas bus kitoks. Ir slepiasi ligoje, slepiasi depresija, aš niekur neisiu. Kai mano viena pažįstama pasakė, kad sako, visos moteris, kurios serga depresiją, vyrai kaip depresiją gydo, geria. Geria. Čia yra antidepresantas pagrindinis. O moteris, reiškia, jos negeria, jos atsakingos dažnai būna. Ir jau labai sudėtinga, jos išeina iš gyvenimo. Turiu omeny, reiškia, ne tai, kad pasidaro ką nors blogo, jis tiesiog eina į liūdesį, tamsą ir savyje būna. Ir tai reiškia fiziologiniais dalykais, gali verkti, viduriuoti, temperatūros šokinėti, viskas. Čia yra kepenų laboratorija, viską parodys, dažniausiai per virškinimą. Todėl moterim kas dalykai, reiškia, eiti, judėti. Vat aš jums paaiškinau kepenų 2 vaistus, kuris, reiškia, ryte vakare gerti, tai vienareikšmiškai antidepresantai. Toliau reikia gerti, judėti. Judėjimas, kad reiškia judėti, žiūrėti į pasaulį, reiškia skatinti žmogaus susidomėjimą pasaulį, judėti. Čia nėra taip paprasta. Naudoti antidepresantus, išvesti iš pusiausvyros, reiškia iš tos situacijos, nes žolėmis iš gilios depresijos neišvesi, ir žolytėmis nieko nepadarysi, reikia pradiniam etapą išvesti iš depresijos. Dėti pūslės, paskui antidepresantus naudoti, dėti pūslės su levandom, levandos aliejus, dedama pūslė, kad pašildytų kepenų zoną. Kad kepenų zona reiškia, kad kepenys geriau dirbtų. Reiškia, paprastas primityvus būdas, vakarinis pūslių dėjimas, reiškia, kad dėl kepenų. Tiesą sakant, iš šaltos kojas nereikia kojas kišti po kaldra ir kišti vyrui po užpakalį. Bet reikia, reiškia, uždėti ant kepenų, uždėti šiltą pūslę ir susils visa galūnių sistema. Jūs atsiminkit tą, jeigu dar ištepsit aliejais arba melisa, arba, reiškia, levanda, čia, reiškia, levanda geriausia būtų. Levanda, žinot, prostitučių augalas. Visos prostitutės 14 amžiuje kepėjo levandą. Jau tai parodydavo savo reiškia. O vyrams degtinė padeda? O degtinė tuo metu padeda, šviesos daugiau kepenų daro. Bet tai yra paskui jie pradeda šlubuoti. Žinot, reiškia, man baba sakydavo, jeigu vyras pradeda vilkti koją, tai kaip juoką pamatydavo. Atrodo, jį kas nors primušė. Ne, čia yra kelias. Ir paradoksas, reiškia, kad mūsų psichiatrai sako, kodėl nustoja gerti? Nes viskas išplinta. Daugelis tų žmonių, kurie geria, negali mesti gerti, nes išlys visos tos ligos, kurios užtušuoja alkoholis ir kurias sutvėrė alkoholis. Nes tada, reiškia, mes turim košį iš kepenų, bet mes neturim, aišku, tos depresinių būdų. Nes jis dainuoja. Reiškia, medot pijokų yra, kada geriama, yra šiaip vyram, čia nėra dalykas toks, kad čia mes labai galėtume tik pasišaipyti. Bet iš tikrųjų yra Angelas Sargas įsijungia tada, nes man labai patinka, kai aiškinama, kad reiškia, mums padeda mirusieji, visada taip sako. Mums padeda mūsų mirusieji. Ne angelai sargai, bet mirusieji. Ir už tą čia į vėlinės reikalingos prisiminti, pasimelsti, užsakyti. Bažnyčia, reiškia, ateitas mūsų mirusiems, nes jie yra mūsų pagalba, kai kurie tai labai jaučia žmonių. Bet Angelas Sargas įsijungia kaip prisikeris. Tai jis tave neša namo. Veža dviratį, neša namo. Žiūrėkit, kaip jis sunkiai dirba, kad paveštų namo. Nes girtas žmogus niekada neis pas draugą, eis namo. Nes Angelas Sargas tiesiog neša namo. Aš apie depresiją daug, jonažolė viena iš jų. Negalima tik jonažolės vartoti kartu su antidepresantu. Ir šiaip antidepresantų ilgas vartojimas irgi kelia problemas. Yra klasikinis, kada žmogus vartoja kontraceptikus, antidepresantus ir turi galimybę po truputį išeiti, nes situacija pagerėja. Jis turi, reiškia, ką daryti, 6 mėnesius išeidinėti iš antidepresantų. Negalima, reiškia, atsibūsti iš ryto ir nuspręsti, aš dabar vartosiu jonažolę, mesiu antidepresantus, bus labai blogai. Suprantat, jūs visą mėnesį vartojate antidepresantus ir, reiškia, jonažolė šitą vietą netinka, jūs pradedate vartoti aromatinius augalus, pavyzdžiui, raudonėlį, kokį melisą kartu sumaišydami. Ir tada, reiškia, naudodami įvedat augalą. Antrą mėnesį jau įvedat per pusės keliat antidepresantus, tą augalą vartojat. Trečią mėnesį jau faktiškai lieka tik labai nedaug antidepresanto
reiškia, vartoja žolės. Pas 4. mėnesį tik žolės, bet jeigu grįžta kažkokios nuotaikos, vėl kulminaciniu metu vėl vartoja antidepresantų. Nes tam reikalingi 6 mėnesiai. Yra ištisas mokslas, kaip reikia išeiti iš pastoviai veikiančių vaistų cheminių, pavyzdžiui, spaudimą mažinančių. Juk jums, kai pasako, kad visą gyvenimą vartos visus nuo spaudimo, tai yra baisu, tai nesąmonė. Mušti spaudimą yra nusikaltimas proto. Bet kartais žmonės negali, to daryti, jis turi mušti. Dėl to, kad jisai geriau mušti dėl to, kad pas jį yra reiškia mutacija. Genetinė mutacija, reakcija į viską. Jis kito kelio jau nebeturi. Jam reiškia, jam yra genetinė mutacija, jis negali ir turi vartoti vaistus nuo spaudimo. Dėl to, kad jis tiek sureaguos į natrio chloridą. Dėl įvairių priežasčių, dėl virškinimo, arba dėl galvos, arba dėl pilvo. Inkstai visada susijęs su, inkstai yra šizofrenija, pavyzdžiui, reiškia, depresija yra keperis. Tai inkstai visada, taip, vienas iš tų, reiškia, pirmiausia, kada mes orientuojamės į padidėjusių kraujo spaudimą, mes 2 variantus žiūrim. Reiškia, 3 variantus. Parazitai, reiškia, išmušti parazitus, toliau eina keperis, paskui inkstai. Reiškia, ir kadangi labai tiksliai nustatyti kraujospūdį, dėl ko atsirado, negali iš karto, reiškia, nei gydytojas joks nepasakys. Tai gali. Bet kinų medicinoje yra tokių ratų einama. Ir stengiamas išvengti šito žmonių, reiškia, kad pastovi vaistų vartojimą. Nes jeigu vartosit vaistus nuo kraujospūdžio, vartosit kario preparatus, paskui vartosit raminančius ir taip toliau. Prasidės visas ratas, amerikiečiai sako, pradėjau nuo 1, baigsit 5. Ir tada savo jų turėsiu. Čia, reiškia, irgi neišeitis. Kai žemas spaudimas, kokie augalai. Čia yra, žemas spaudimas yra silpna virškinimo ugnis. Jeigu prigimtinis žemas spaudimas, šaltos kojos, šaltos rankas, reikia skatinti virškinimą. Virškinimas skatinamas rudenį, sėklomis. Sėklomis, reiškia, pankolis, kaliandras, kmynas, krapas. Reiškia, kaip rytiečiai, prieš kiekvieną valgį sukramtyti sėklą. Ne kavą gerti, bet sėklas kramtyti. Ir, reiškia, arbatinis šaukštelis su tuo medum į burną, užsigeriant vandenį ir tada, reiškia, susitvarkysi tvarkingai ir, reiškia, kiekvieną kartą atsiminkit. Taip ir su, kada yra hiperaktyvumas vaiko. Vaiko hiperaktyvumas yra silpnas virškinimas, per daug cukraus. Ir tai, kai žemas spaudimas, irgi per daug cukraus negali. Reikia sėklomis tą daryti, kurios kvepia. Vynai, krapai, pankoliai. Kaliandra, kas mėg, kaip sako, kaliandras blakėms mėgta. Imkit pankolį. Nuo stogų ant odos, čia yra bendra tema. Spuogai įvairūs yra, reiškia, rodo vėlgi. Per odą viskas valos. Dažniausiai spuogai yra susijęs su virškinimo traktu, reiškia, planuoja žarnynu, kepenim, irgi gerinant virškinimą. Ir kita dar bėda yra kiaušidės sekretas. Reiškia, ypatingai visa aknė yra fone dažniausiai yra lytinių hormonų. Arba jie per aktyvus, arba jie per silpni, toks, reiškia, nestabilus. Ir tada belis ypatingai veido sferą. Todėl, reiškia, mes turime galvoti apie raudoną dobilą, apie liucerną, apie saldymedį, apie šalaviją, pavyzdžiui, šalavijos maišyti su smidrais ir duoti, reiškia, arbatas gerti, šparagai vadinami tos eglutės. Šalaviją išvis reikėtų tuo atveju irgi pavartoti kaip arbatą, ne tik pasitepti, bet ir pavartoti kaip arbatą. Tai yra geras haliucinogenas. Haliucinogenas, jisai duoda gerus sapnus. Neužmirškit, kad šalavijas ir šalaviją naudodavo, kai moteris nepastodavo su smidrais. Reiškia, kad galva per didelė, per sunki ir kraujo per mažai mažajam dubenyje. Tai paaiškindavo. Vadinasi, reikia šalavijo arbatą irgi pabandyti gerti, kada yra spuogai. Mes duodam įvairiai. Mes duodam, pavyzdžiui, muskusinę kartais liauką, bebro liauką, kadangi bebro liauka veikia visus hormonus. Ir čia Klaipėdoje net ir populiaru, tiesą sakant, ginekologai siunčia visą laiką prašo muskusinės liaukos, kai vyrauja problema su sėklidėmis, kada iš tikrųjų labai silpna mažai gaminasi tų spermatozoidų, jų aktyvumas mažas. O mes labai gerai matom, jau gali matyti pavartojus muskus, kaip suaktyvėja, kaip sustiprėja. Bet mūsų vyrai, kas vartoja būtent bebro liauką, jie visą laiką daro, reiškia, kadangi medžiotojų daug yra, jie, reiškia, geria tokiom dozėm, kad gali užmušti savo kepenis. Dėl to, kad tai yra hormoninis veikimas, nuo hipofizio iki lytinių liaukų. Jis gali daug gerą įtaką, reiškia, ten miomos, cystos, visa kita gali įtakoti, nes veikia visus hormonus, mobilizuoja, bet reikia iš lėto nedidelėm dozėm. Ir jeigu tas vyras nusprendžia impotenciją savo gydyti, reiškia, nes impotencija vyro yra ne lytiniai sistemai, bet galvoje paprastai tai būna.
Reiškia, jis pradeda, ir muskusas gali šitą vietą padėti, jis gydo po valgomus 2 šaukštus, reiškia. Tai čia mano kaip jis sako ir gyrėsi, kad kai išgeriau tą valgomą šaukštą, čia karštis kaip duoda. Tai sako, kaip gerai, reiškia. Bet aš pagalvoju, bet kokių hormonų vartojimas, aš prieštarauju kontraceptikų vartojimą moterį, tai yra toks pavojus. Toks pavojus, kodėl jos turi taip kontroliuoti savo vaikų gimimą. Negalima šitaip daryti, bet ką darysi, reiškia, kitos nebegos ir visą laiką galvos, pastojau, nepastojau ir taip toliau, bet šiaip yra pavojingi dalykai, su hormonais žaisti negalima. Dėl to jas turi būti minimalios, arbatinis šaukštelis, iš lėto, geriau ilgiau vartoji. Ir jeigu kas nors jūsų giminė ir artimųjų nuspręs vartoti muskusinę liauką, nes ta liauka, reiškia, dabar vis populiarėja, tai atsiminkit, dozės turi būti. Antras dalykas. Pati liauka turi būti apjaunama ir pažiūrima. Ar toj liaukai yra geltonas, rūdas arba tamsus.